Istorinių vargonų išlikimas ir galimybė jais atlikti sakralius muzikos kūrinius dėl daugelio priežasčių mūsų laikais tampa vis labiau komplikuotų reiškinių. Į senuosius vargonus reiktų žvelgti ir kaip į muzikos instrumentą, ir kaip į paveldo objektą. Tai turėtų būti ne tik muziejinė vertybė, bet ir veikiantis, skambantis instrumentas. Iškyla dilema. Kam labiau įtikti ir ko nenusižengti? Ar padaryti muziejinę vertybę ir vargonai skambės blogai, bet bus viskas išsaugota? Ar padaryti taip, kad jie skambės gerai, bet bus sunaikinta istorinė substancija? Aš stengiuosi restauruoti taip, kad būtų išlikusi kiek įmanoma daugiau istorinė substancija, istorinė tiesa ir būtų galima sugrįžti ir iš naujo restauruoti, nesugadinant originalą. Kaip restauruoti, kad istoriniai vargonai galėtų skambėti ir nebūtų prarastas autentiškas instrumento mechanizmas? Ieškant atsakymų į šios klausimus, tenka pasinerti į ilgą procesą, kuriame ne tik daug detektyvinių mįslių paliktų iš istorinių laikų, bet ir meistrystės pažinimo iššūkių. Tenka pripažinti, kad nedaug yra vargonininkų, kurie vargonuotų ne tik turėdami muzikinį išsilavinimą, bet ir būtų papildę savo žinias istorinių tyrimų medžiagą, vargondirbystės amato patirtimi. Kiekviena šis sritis reikalauja specifinių žinių. Aš pradėjau vargonuoti 15 metų, tuometinėje Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijoje, tuo metu dar tikrų vargonų nebuvo, tai čia buvo 91 metai. 1991 metai buvo fakultatyvas. Už metų pastatė nedidelius 13 balsų mokomosius vargonus didžiojoje salėje. Ten pradėjau vargonuoti ir mane instrumentas traukė kaip visiškai naujas, nes Klaipėdoje tuo metu buvo tik tais universiteto dabartinio koncertų salėje. Tai čia buvo antri vargonai visam mieste, nes visos bažnyčios buvo sugriautos, sunaikintos ir nebuvo tikrų vargonų, tikro garso. Man buvo labai įdomu, kaip skamba, kaip yra viduje, tai aš gaudavau raktą. Aš eidavau į vargono vidų, išsiimdavau vamzdelius, juos matuodavau, bandžiau kopijuoti, darytis. Man buvo labai svarbu, kaip jie sukonstruoti, kaip jie veikia. Kiekvienas restauravimo procesas prasideda nuo pirminio pažinimo, tai yra istorinių tyrimų. Tačiau kaip pažinti tuos reiškinius, kurie įvyko prieš 200 metų ar dar seniau? Apie pirmuosius vargondirbystės meistrus Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje ir jų sukurtus vargonus išliko mažai istorinių šaltinių. Tad natūralu, kad tenka dairytis į europinius kontekstus, ieškant bendrų sąlyčio taškų. Restauruojant vargonus reikia turėti ir nemažai literatūros. Aš užsisakau iš Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, taip pat Amerikos, iš Švedijos, tam, kad pažinti, tam, kad žinoti, kaip kitose šalyse restauruojami vargonai, kaip jie dirbinami, reikia turėti pavyzdžių, gerųjų pavyzdžių ir analogų, kad neišradinėti antrą kartą dviračio, o jau žinoti, kas yra išrasta, kas padaryta, kaip dirbama. Taip pat bendrauti su kitais restauratoriais, kitų šalių vargonų restauratoriais. Senosios knygos yra pačios geriausios. Jose yra aiškiai, glaustai, suprantama kalba parašyta, kaip dirbinti vargonus. Ir tarkim, prancūziškoje knygoje prancūzų kalba parašyta apie barokinius vargonus ir tenka surasti kai kurių detalių, kurių nerasi modernioje literatūroje. Galima surasti pagal reikiamą žodį, pagal reikiamą brėžinį ar pagal registrą, ar pagal mechaninę dalį tam tikrą vietą knygoje ir bus aprašyta, kaip tai buvo daryta prieš 200 ar 300 metų.
Prieš beveik 30 metų patekti stažuotis pas vakarų Europos garsiausią vargonų eruditą tikrai buvo didžiulė sėkmė, kuri lėmė tolesnį gilinimąsi į vargondirbystės ir vargonų meno subtilybes. Atsirado galimybė tas žinias parvežti į Lietuvą ir jas pritaikyti praktikoje. Kai Girėnas 99 metais gavo stipendiją išvykti stažuoti į Prancūziją, vargonų restauracijoje, vargonų statyboje, tai jis tada pradėjo domėtis apskritai visų tuo amatų, sakykime, ir ten nuvykęs jis buvo globojamas, labai dažnai susitikdavo su Mišeliu Šapiui, prancūzų amžinatilsį vargonininkas, pedagogas, nuostabus eruditas, pas kurį, kaip tik, kuris ir išrūpino tą stipendiją per Prancūzijos kultūros ministeriją ir išrūpino stipendiją, kad iš Lietuvos kažkas galėtų atvažiuoti, pasistažuoti ir, kaip sakyti, tą vargonų restauracijos meną į Lietuvą atvežti. Šioje sėkmingai susikloščiusioje asmeninėje istorijoje atskiro pristatymo nusipelno išskirtinė knyga, iš esmės pakeitusi galimybės pažinti vargondirbystės amatą Lietuvoje. Iki šiol šios knygos faksimilė vargonų restauratoriams yra pagrindinė stalo knyga. Tai yra, sakykime, vargonų meistrystės talmudas. 1766 metais išleista Dombedos Decelės benediktinų vienuolio parašyta knyga apie tai, kaip reikėtų statyti vargonus. Nuo pačių smulkiausių detalių, čia Girėnas galėtų papasakoti, kad ten iki centimetrų tikslumo, kur kokias medžio detalės, kaip konstruoti, kaip ką su kokiu skriestuvu dirbti. Apskritai, tai yra vargonų meistrystės tokia kaip ir, sakykime, pradžiamokslis. Viskas parašyta labai paprasta prancūziškai, bet labai paprasta, suprantama kalba ir iš karto su nuorodom tekste, kad žiūrėti tokią ten lentelę ar tokią graviūrą ir viskas čia pat yra iliustruojama, čia pat yra parodoma, kokiais instrumentais, kokiais įrankiais darbuotis, kokiu tikslumu. Šita knyga, kurią mes turim, tai yra faksimilė. Pamatęs pas Mišelį Šapiui namuose originalą, Girėnas, jis jau žinojo apie tą knygą, bet jis ją tada pamatė gyvai. Prisiliesti prie to tikro originalo, irgi yra kažkas tai tokio. Ir tada jisai sužinojo, kad yra galimybė įsigyti faksimilę. Faksimilę, kurių irgi buvo labai ribotas tiražas. 94 metais buvo išleistas tiražas, o Girėnas išvyko į Prancūziją 99, tai dar buvo likę keletas, kuriuos galima nusipirkti. Ir tada jisai man skambina. Rima, aš sulaukiu skambučių, jis skambina ir sako, Rima, sako, aš turiu galimybę nusipirkti faksimilę. Sako, jos kaina, taip kaip mes dabar pasakytume dabar apie 1000 eurų. Sako, aš visą mėnesį, sako, čia yra mano stipendija, aš badausiu, aš viską darysiu, bet leis man nusipirkti. Taip, ta knyga buvo labai svarbi ir va šitaip jie atkeliavo. Pasaulyje tik didžiosios šalis, tokios kaip Vokietija, Prancūzija, Jungtinės Amerikos valstijos, turi po vieną kitą šios knygos egzempliorių saugomą kaip retenybę. Įdomu tai, kad laikui bėgant apie 2010 metus paaiškėjo, jog buvusioje Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teritorijoje yra 2 knygos ir viena iš jų Lietuvoje. Šios knygos originalas saugomas Vrublevskių bibliotekoje. Netikėtai buvo Vrublevskių bibliotekoje surengta retų spaudinių, anksčiau niekada neafišuotų ir nekataloguotų spaudinių paroda. Ir Girėnas sužino, kad joje yra eksponuojama šitos knygos originali versija. Ir tada pradėjo domėtis, kad Vrublevskių bibliotekoje yra visas šitas įvairiems amatams leidinių serijos komplektas. Iš kur jis atkeliavo? Iš Karaliaučiaus ar iš kažkur nėra tiksliai žinoma, bet per maždaug 2 pasaulinį karą į Vrublevskių biblioteką atkeliavo tos knygos. Ir man teko savo vienai studentijai muzikologijai Karolinai tokią užduotį duoti, panagrinėti labiau tą Vrublevskių bibliotekoje esančio egzemplioriaus istoriją, kaip galėjo ta knyga atsidurti ten.
Pabandėm susisiekti netgi su Paryžiuje esančia leidykla, kuri iki šiol iš tiesų veikia, jie ir turi labai seną ir išsamų archyvą ir jie netgi gali pakelti popierius, bet iš tikrųjų ten jau pas prancūzus reikia važiuoti į vietą. Bet kurios kultūros vertybės restauravimo procese svarbu remtis tyrimo rezultatais. Kita taisyklė – atliekant restauravimą pagal senasias technologijas, naudojamos tik autentiškos medžiagos. Pasak restauratoriaus tai sudėtinga, bet įveikiama užduotis. Stengiamasi atkurti trūkstamas dalis pagal senasias technologijas. Pavyzdžiui, naudojamas tokios medžiagos, apdirbimo metodai, kokie buvo prieš 100, 2 ar 300 metų. Restauruojant vargonus reikia remtis tyrimais, reikia pirmą atlikti tyrimus ir rasti, kokios medžiagos buvo naudotos vargonuose. Mes restauruojant dumplės naudojame odos gyslų klijus, kitaip vadinamus stališkus klijus, karštus, liaudiškai klijus. Taip pat naudojame žarninės virves, dažniausiai jos dažniausiai vytos iš ožkų avių žarnų. Specialiai radome įmonę Vokietijoje, kuri jau beveik 300 metų kartą iš kartos gamina tokias virves, jos naudojamos ir lankams. Nedaug Lietuvoje yra muzikos instrumentų restauravimo dirbtuvių, kuriuose taikomos senosios technologijos. Šiuo metu Lietuvoje išskirtinių istorinių vargonų, tokių kaip Šventosios Dvasios ar Šventosios Teresės bažnyčių vargonų restauravimo imasi šalia Vilniaus įkurtas Vargonų paveldo centras, kuris po savo stogu ir subūrė įvairių sričių profesionalų komandą. Kai pas mane buvo sugužėję visa restauratorių asociacija, visi nariai, aš juokiuosi, kad visi rastumėte darbą dirbtuvėje. Ir medžio restauratorius, ir odininkas, ir metalo restauratorius, ir keramikas, nes reikia porcelianinius užrašus padaryti. Taip pat vitražas, nes kartais būna vargonai su vitražu, arba už vargono būna vitražas. Tada, žinoma, muzikantas. Tapytojas, nes būna tapyti skydai, polichromijos restauratorius, nes polichromuotas medis, menotyrininkai. Na, galbūt visų neįvardino, bet tiesiog yra tiek specialybių, kurios reikalingos vargonų restauravime. Šiuo metu Vargonų paveldo centro suburta komanda restauruoja vienus didžiausių ir įspūdingiausių Lietuvos istorinių vargonų Šventosios Dvasios bažnyčioje dar 1776 metais iš karaliaučiaus kilusio vargonų meistro Adomo Gotlibo Kasparinio statytus vargonus. Tai vieni vertingiausių ne tik Lietuvoje, bet ir visoje rytinėje Europos dalyje išlikę istoriniai vargonai. Šių vargonų vamzdynas ir kitos dalys šiuo metu restauruojamos dirbtuvėje, o štai kaip vyksta medinio fasado restauravimas, galime išvysti gyvai buvusioje Dominikonų Šventosios Dvasios bažnyčioje ant pastolių. Tai čia yra Dominikonų bažnyčios vargonai ir mūsų komanda yra, kuri tvarko fasadinę pusę šių vargonų. Tai mūsų užduotis yra sutvarkyti visą paviršių, tas, kas matosi, pradedant nuo skulptūrų viršui ir iki pat apačios, iki plintusų. Tai vat 2000 metais buvo pradėtas tvarkyti šitie vargonai ir buvo palikti iki dabar, tiesiog dėl tam tikrų priežasčių, nežinau. Tai ir mes pradėjom šitą darbą nuo rugsėjo mėnesio pradžios, nuo pernai metų, ir iki šiol tvarkom. Tai jau labai daug darbų yra padarytų. Aišku, ir prieš tai, apie 2000 metus buvo labai nemažai padaryta, buvo nuvalytas visas perdažimas, kiek tenais yra zondas, kur 3 berods ar 4 perdažimai buvo, tai jie buvo pašalinti. O mes turim jau suvesti tas, kas jau sutvarkyta, padaryta, tai visas fasadas buvo, kaip čia gal grubiai pasakyti, bet plautas, valytas ir tada viskas retušuota.
ir atstatyta autorinė spalva vargonų, ta, kuri jau buvo pačio Kasparinio sumąstyta. Šitie vargonai yra seni, 1776 metų ir palyginus labai geros būklės. Atskirų vargonų dalių restauravimas dirbtuvėje ar pačioje bažnyčios erdvėje tik dalis kompleksinių darbų. Atsakingiausias šio proceso momentas yra paskutiniai akordai, kai vyksta vargonų intonavimas. Tai užtrunka ne vieną dieną, mėnesius ar net pusę metų, kol viskas susidėlioja į savo vietas ir vargonais galima groti. Bažnyčioje darbuojasi 2 ar 3 intonatoriai vienu metu, kol sutarė, kad vargonai jau skamba taip, kaip galbūt skambėjo prieš kelis šimtus metų. Vargono intonatorius turi būti ir vargonininkas. Jis turi žinoti, kaip skamba konkretaus laikmečio vargonai, konkretaus meistro stiliaus ir kaip jie skamba dirbtuvėje ir kaip skambės bažnyčioje. Reikia įsivaizduoti, nes tiek dirbtuvėje, tiek bažnyčioje yra kita akustika, kitas skambesys, kita atakos pradžia, kiti trukdžiai, atstumas. Ir dirbama dažniausiai kartu 2 intonatoriai, vienas apačioje, kitas viršuje, apsikeičiama. Ir būna, kad tenka keletą kartų perintonuoti dalį vamzdelių bažnyčioje, nes vienaip skambėjo dirbtuvėje, o bažnyčioje tenka pagarsinti ar patylinti, arba duoti šaižumo ar minkštumo. Vargonų paveldo centro dirbtuvėje restauruojami ne tik vargonai, bet ir kiti senieji muzikos instrumentai, laikantis senųjų technologijų. Bendra situacija Lietuvoje tokia, kad senieji instrumentai yra nykstantis objektai ir retas, kuris po restauravimo darbų išsaugo savo autentišką skambesį. Kad pas mus Lietuvoje tokių senų instrumentų grojančių, autentiškų, restauruotų, aš sakyčiau, kad ir nelabai yra. Nes yra keletas instrumentų, kurie iš esmės vis tiek yra jau ne tiek restauruoti, kiek rekonstruoti. Ir netgi, kaip sakyti, išorė, fasadas gali būti tas senasis, kaip kad fortepijonas, man atrodo, Taikomosios dailės muziejuje, kur yra labai gražus mediniais drožiniais, bet vidus iš tiesų ten jau yra kaip ir naujo instrumento. Tai nėra visiška autentika. Čia pas mus kas yra visi šitie, kad ir kvadratiniai arba stačiakampiais dar vadinami fortepijonai, pianinai, jie yra visiškai autentiški, bet jie laukia savo restauracijos. Čia irgi rankos neprieina. Kaip ir šitas fortepijonas, pirmasis fortepijonas, jį pilnai restauravus galima to laikmečio muziką atlikti, kūrybą taip grinai, kaip sakyti, atlikti ir girdėti taip, kaip kompozitoriai tuo metu rašė ir maždaug įsivaizduoti, ką jie tuo metu girdėjo. Nes mes, jeigu atliktume dabar, atliekame tuos kūrinius šiuolaikiniais fortepijonais, vis tiek yra tas, čia kaip sakykime, kaip euroremontas. Kaip ir viskas kokybiška, euroremontas irgi gali būti kokybiškas, bet vis tiek tai yra jau, kaip ir viskas jau šiuolaikiška. Taip jau nutinka, kad į profesionalų rankas dažnai patenka sulaužyti, nenaudojami instrumentai, neretai vos ne kaip malkų krūva, iš kurios tik suprantantis galėtų atkurti instrumentą. Sukauptos žinios ir patirtis leidžia atgaivinti tuos niekam nebereikalingus paveldo objektus ir štai taip po truputį šalia dirbtuvės vargonų paveldo centre kaupėsi muziejinių eksponatų kolekcija, kuri galėtų pasitarnauti edukacijai. Turime čia ekspozicijoje 2 vargonus. Vieni yra, tokie, sakykime, mokykliniai, studijiniai, šiuolaikiniai. Tai yra Marijampolės vargonų meistrų pagaminti vargonėliai, kurie buvo Kauno Juozo Gruodžio muzikos mokykloje, kiek mes žinom, kiek mūsų tos žinios, sakyti, jeigu neapgauna. Ir šitas instrumentas, jis yra tiesiog skirtas tokiam kaip ir praktikavimuisi. Jis gana elementarus, 2 klaviatūros, kad vargonininkas pratintųsi griežti 2 klaviatūrom, yra pedalinė klaviatūra, kad kojomis irgi lavintųsi, yra minimalus 2 registrų, tai yra 2 atspalvių, irgi toks perjungimas. Iš tiesų tai tokie gana paprasti ir labiau aš taip įsivaizduoju, kad mes juos paskirstime edukacijai, kad galėtų kiekvienas, kaip sakyti, susipažinti, kaip tas instrumentas skamba. Kitas instrumentas yra
jau, sakykime, elektrotechnikos paveldas. Tai yra amerikietiškieji lempiniai vargonai, irgi viduje yra likusi etiketė gamintojų ir ten tikslus metai yra berods apie 1960-ieji. Kaip tik tuo metu ir buvo tie instrumentai gaminami, jie yra kaip ir sintezatorių prototipai. Vargonų paveldo centre aš siekiu rinkti ekspoziciją vargono, bet tokių, kad vaikai galėtų prisiliesti, pagroti, taip pat sumeistrauti vieną kitą švilpynę, ją užgroti, kad būtų ir virtualus muziejus, ir taip pat lauko ekspozicija, kur galima būtų pačiupinėti didžiausią vamzdį, kuris bus 10 metrų, pačiupinėti mažą vamzdį, kuris yra kaip tušinuko širdelė, vos kelių centimetrų ilgio ir 5 mm storio. Taip pat, kad pamatytų, kiek yra judančių detalių, kiek yra švilpukų, švilpinių. Netgi dabar turime idėją sukurti personažus, tai yra berniukas ir mergaitė, Švilpa ir Zyzla. Švilpa tai būtų berniukas švilpinė, o Zyzla mergaitė, kuris zyzia. Bet čia yra principas dviejų vargonų vamzdžių. Viena yra švilpinė, kuri švilpia kaip piemens švilpukas, o kiti yra birbinė zirzinė, liežuvėlinis, kuris zirzia. Tai yra Švilpa ir Zyzla, kad būtų kaip personažai, kurie kitus registrus kaip asmenis pritraukti šalia, kad būtų personažas, principalas, bordonas, fleita, obojus, klarnetas ir daugybė kitų registrų kaip personažo. Tiek kokybiški restauravimo pavyzdžiai, tiek kūrybiški edukaciniai užsiėmimai priartina istorinius vargonus prie klausytojo. O ar tai bus instrumentas, su kuriuo išgirsime, kaip skambėjo skirtingų istorinių laikmečių muzika, ar tik objektas menantis, kaip atrodė senieji vargonai. Šiuos nelengvus klausimus paliekame gvildenti ekspertams, kurių gal ir nėra daug, bet jiems nuoširdžiai rūpi išsaugoti istorinių Lietuvos vargonų paveldą ne tik kaip praeities ženklą, bet ir kaip galimybę išjudinant bendruomenės gyvenimą, suteikiant žmonėms naujų, nepakartojamų patirčių.